Meksika pranešė apie 50% muito tarifą daugumai importo iš Azijos. Iš pradžių atrodo, kad tai kenkia daugeliui šalių, bet visi žino, jog tai prieš Kiniją. Pekinas pavadino šį žingsnį nesąžiningu ir žalingu. Nes tai nėra tik dar vienas prekybos ginčas. Tai signalas, kad vienas iš pagrindinių Kinijos prekybos partnerių pasaulinėme prekybos kare artėja prie Jungtinių valstijų. Tai svarbu, nes Meksika ne tik klientas, o vartai, kurie gali būti uždaromi, kaip parodysime šiame vaizdo įraše. Tam suprasti reikia grįžti į 2018-osius, kai prasidėjo Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinijos prekybos karas. Per pirmąją Trumpo administraciją Jungtinės valstijos įvedė didžiulius muitus Kinijos importui. Ir tai buvo didelė problema Pekinui. Nuo tada Kinija ieškojo būdų apeiti šiuos muitus. O Meksika, turinti laisvošas prekybos sutartį su Jungtinės Amerikos valstijos, buvo ideali šalis. Kinija pradėjo siųsti didelius prekių kiekius į Meksiką, nes importuoti produktus iš ten buvo pigu. Tai apėmė automobilių dalis, plieną, aliuminį, plastiką, tekstilę ir mašinas. Šios prekės dažniausiai buvo galutinai apdorojamos Meksikoje. Tai reiškia, kad paskutinį gamybos etapą atliekate Meksikoje, kad uždėtumėte etiketę pagaminta Meksikoje, o dauguma prekių siunčiamos į Jungtinės Amerikos valstijos. Kinija tapo pagrindiniu Meksikos importo šaltiniu. 2024. Meksika iš Kinijos importavo prekių už $130 milijardų. 2017. Mažiau nei 80 milijardų. Meksika tapo pagrindinė Jungtinės Amerikos valstijos importo šalimi vietoje Kinijos, nors daug importo vis tiek atkeliauja iš Kinijos. Meksikietiškas užnugaris Jungtinės Amerikos valstijos rinkoje Kinijai buvo svarbus, nes sumažino prekybos karo žalą. Meksika buvo ne tik Jungtinės Amerikos valstijos užnugaris, bet ir svarbi prekybos partnerė Kinijai. Prieš dešimtmetį nedaugelis tikėjosi kiniško automobilių ženklo Meksikos salonuose, nors Meksikos vartotojai vis daugiau pirko kiniškų prekių. Kiniški prekių ženklai, pavyzdžiui BYD, paplitę visur. Meksika siūlo daug galimybių Kinijos įmonėms investuoti. Įmonės susiduria su darbo jėgos trūkumu ir augančiomis sąnaudomis, bet Meksikoje atlyginimai apie 20% mažesni, o darbo jėgos daugiau. Daugelis Kinijos įmonių investuoja į Meksiką, stato gamyklas ir perkelia surinkimo linijas, nes tai naudinga prekybos karo akivaizdoje. Gamyklos leidžia Kinijai žymėti prekes kaip pagaminta Meksikoje, lengvai patekti į Jungtinės Amerikos valstijos, tačiau pelnas lieka Kinijai. Meksikos svarba Pekinui reiškia, kad nauja muitų politika buvo itin skausminga. Tai buvo ne šiaip politikos pokytis, o užsidarančios durys iškart sumažinę pardavimus. Didelis muitas ne tik didina kainas, bet ir gali visiškai sužlugdyti prekių paklausą. Jei kiniški automobiliai staiga pabrangsta 50% palyginus, europietiški ar amerikietiški automobiliai jau nebeatrodo tokie brangus. Antra, visoms Kinijos įmonėms, kurios investavo Meksikoje, laukia sunkus metai. Jų tiekimo grandinės staiga buvo sutrikdytos, o tai gali paversti jų investicijas našta. Kinijos užpakalinės durys į Jungtinės Amerikos valstijos vertos milijardų dolerių atrodo užsidarė. Kodėl Meksika įvedė šiuos muitus? Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad daugiau prekybos partnerių Meksikai naudinga. Tačiau 50% muito Kinijai gali būti sumanus sprendimas. Ši istorija turi kelis sluoksnius. Meksika teigia, kad muitai saugo vietos pramonę. Ji teigia, kad pigios importo prekės iš Kinijos kenkia vietos rinkoms. Ir tai yra visiškai suprantama. 2024. Meksikos prekybos deficitas su Kinija pasiekė rekordinius – $120 milijardų Jungtinės Amerikos valstijos dolerių. Kinija tiek daugiau eksportuoja į Meksiką nei importuoja. Prekybos deficitas nėra blogas, bet šiuo atveju tai labai keista. Galėtumėte manyti, kad Meksika, kur atlyginimai mažesni nei Kinijoje, eksportuotų daugiau į Kiniją. Meksika turi pagrįstų nusiskundimų, nes Kinija nesąžininga. Kinija subsidijuoja savo pramonę ir riboja užsienio įmonių produktų pardavimą savo rinkoje. Tai strategija vadinama užkariavimo ekonomika, kai savo ekonomiką augini manipuliuodamas pasaulinę prekybą. Su šiais muitais Meksika pagaliau gali atsakyti į šią politiką. Ši istorija aktuali Meksikos rinkėjams, nes jie pyksta dėl augančio prekybos deficito. Jie siekia daugiau darbo vietų ir mano, kad muitai tam tinka, ypač prieš Kiniją. Visgi tai ne pagrindinė ar vienintelė Meksikos muitų priežastis. Pekinas tai mato kaip Jungtinių valstijų suorganizuotą politiką ir tai nėra toli nuo tiesos. Matote, Meksika bando išlikti Vašingtono pusėje, nes gerų santykių su Jungtinės Amerikos valstijos palaikymas šaliai yra kur kas svarbiau nei geri santykiai su Kinija. Meksika yra labai susijusi su Jungtinės Amerikos valstijos ir taip susiklostė per dešimtmečius. 20 A.
Dauguma Meksika rėmėsi vidaus rinką ir saugojo vietos pramonę nuo užsienio konkurencijos. Kai kuriems sektoriams sekėsi, bet ekonomika stagnavo, darbo vietų kūrimas buvo lėtas, atlyginimai daugumai šeimų išliko maži. Meksika suprato, kad jos rinka per maža visai šaliai išlaikyti. Norėdama augti, ji turėjo ieškoti didesnių pirkėjų. Meksikai pasisekė, nes didžiausias pirkėjas pasaulyje buvo visai šalia. Tai Jungtinės valstijos. Sausumos siena leidžia prekes gabenti greitai ir pigiai, palyginti su gabenimu per didžiulės vandenynų platybės. Tas greitis yra svarbus, ypač gamyboje. Tai reiškia mažiau vėlavimų ir mažiau sandėliavimo. Tai taip pat leidžia gamykloms dirbti pagal griežtus grafikus. Taigi, 1992 metais Meksikos, Jungtinių valstijų ir Kanados vadovai pasirašė istorinį susitarimą, vadinamą Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis. Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartį. Visos trys šalys panaikintų prekybos ir investicijų kliūtis, sukurdamos milžinišką prekybos bloką Šiaurės Amerikoje. Meksika ėmėsi plėtoti eksportų į šiaurę grįstą ekonomiką. Pasienyje sparčiai augo gamyklos. Šios gamyklos gamino automobilius, elektroniką, buitinę ir pramoninę techniką. Daugelis jų buvo kuriamos integracijai į Jungtinės Amerikos valstijos tiekimo grandines. Dalys ir prekės sieną kirsdavo kelis kartus. Meksika tapo svarbia Šiaurės Amerikos gamybos baze. Meksika apie 80% eksporto siunčia į šiaurę. Meksika ir Jungtinės Amerikos valstijos yra svarbiausi prekybos partneriai. Metinė prekyba tarp jų siekia apie 840 milijardonių dolerių. Meksikos bendrasis vidaus produktas siekia 1,86 trilijono dolerių. Ryšiai su Jungtinės Amerikos valstijos veikia Meksikos darbo vietas, ekonomiką ir prekių srautą. Jei Meksika praranda dalį importo iš Kinijos, kyla kainos ir gamyklos susiduria su sunkumais. Meksikos ekonomika subyrėtų praradus prieigą prie Jungtinės Amerikos valstijos rinkos. Su tuo ji turi gyventi dabar. Kai pasaulinė prekyba yra rami, Meksika gali bandyti bendradarbiauti tiek su Kinija, tiek su Jungtinės Amerikos valstijos. Tačiau kai pasaulinė prekyba tampa varžybomis, Meksika yra priversta pasirinkti Amerikos pusę. Nuo 2018 metų spaudimas padidėjo, nes Vašingtonas ir Pekinas pradėjo prekybos karą. Amerika siekia apsaugoti tiekimo grandines ir mažinti Kinijos įtaką, todėl jai būtinas Meksikos palaikymas. Jungtinės Amerikos valstijos negali leisti, kad Meksika taptų prekybos spraga. Jei Meksika neprisidės prie prekybos karo, laisvosios prekybos susitarimas turi būti nutrauktas. Jungtinės Amerikos valstijos pareigūnai skambino pavojaus varpais, o 2025 m. vasario 1 d. prezidentas Trumpas padarė kažką precedento neturinčio. Jis pradėjo prekybos karą su Kanada ir Meksika, grasindamas 25% muito tarifu importui iš šių šalių. Dauguma prekybos liko nepaveikta dėl 2020 m. USMCA susitarimo. Tačiau Jungtinės Amerikos valstijos parodė rimtą požiūrį ir tikrino Meksikos lojalumą. Žinutė buvo aiški. Rinkitės mūsų pusę prekybos kare, kitaip prarasite galimybę be muitų patekti į Amerikos rinką. Tačiau prekybos karas Meksikai nebuvo vien blogas dalykas. Priešingai. Jungtinės Amerikos valstijos nori, kad Meksika perimtų dalį Kinijos gamybos, nes anksčiau Jungtinės Amerikos valstijos daug ką gamino Kinijoje, nuo telefonų iki baldų ir drabužių. Jungtinės Amerikos valstijos nori sumažinti priklausomybę nuo Kinijos, todėl turi perkelti gamybą kitur. O Meksika yra labai praktiškas pasirinkimas, nes jie turi gamyklas, darbo jėgą ir idealią vietą. Jie taip pat turi nusistovėjusią verslo bendruomenę, kuri žino, kaip aptarnauti Amerikos klientus. Kalbant apie muitus, tai puikiai galimybė Jungtinės Amerikos valstijos rinkai. Meksikos muito tarifas siekia 4,7% Kinijos, 37,1% pasaulio vidurkis, apie 10%. Geopolitiškai tai taip pat nėra taip rizikinga. Pasaulis atrodo keičiasi greitai, o pasaulinės prekybos ryšiai kasdien tampa vis trapesni. Verslai tai supranta ir siekia gamybą perkelti arčiau vartotojų. Tai vadinama artimąja gamyba. Sėkminga Nearshore kompanija tarpininkauja tarp Amerikos įmonių ir Meksikos gamintojų, padėdama įgyvendinti projektus. Rezultatai akivaizdus. 2025 metais Meksikos eksporto ekonomika sparčiai augo. Kai prekybos karas paaštrėjo ir Jungtinės Amerikos valstijos pradėjo pirkti mažiau prekių iš Kinijos, iš tikrųjų jos pradėjo pirkti daugiau prekių iš Meksikos. Jungtinės Amerikos valstijos prekybos atstovas Jamesonas Greeras teigia, kad 25% Jungtinės Amerikos valstijos ir Kinijos prekybos deficito sumažėjimo teko Meksikai. Kitaip tariant, 1 iš 4 Kinijos prarastų eksporto dolerių atiteko Amerikos pietų kaimynei. Ateityje Meksika gali tapti viena didžiausių laimėtojų naujoje pasaulio ekonomikoje. Muitų įvedimas naudingas Meksikai, nes ji išnaudoja Jungtinės Amerikos valstijos prekybos karą savo naudai. Meksika nori išvengti įspūdžio, kad vykdo Jungtinių valstijų nurodymus, tačiau taip pat supranta, kad tai gali būti šimtmečio galimybė jų ekonomikai. Galiausiai būtent apie tai ir kalbama. Meksika nesirenka tarp Vašingtono ir Pekino, tačiau Jungtinės Amerikos valstijos gali paskatinti jos eksportą. Kinija naudojasi Meksiką kaip punktų savo produktams iškrauti ar slaptai vežti į Jungtinės Amerikos valstijos. Tai Kinijai skaudi pamoka. Amerikos kiemas iš tikrųjų niekada nebuvo atidarytas verslui.